Sveiki bičiuliai. Tiesiog gamtoje nereta surasti visokio alaus, šiaip gavių gėrimų skardinių ir jos turi begalę tokių panaudojimų. Galite juose kažką tai užvirinti vandenį, galite iš jų kažkokius, nežinau, šiaip kitus dalykus pasidaryti, tiesiog ir ugnį užkurti. Mes dabar parodysim vieną tokį labai paprastą ir tokį įdomų dalyką, ką galite patys pasidaryti ir, nežinau, nustebint draugus, nes realiai galite pasigaminti švilpuką. Tai ką mes darom? Tiesiog imam skardinę, iš skardinės išsikerpam tokį maždaug centimetro su trupučiu pločio juostelę, ją atsikerpam. Galit skardinėje alaus naudoti ir netgi paprastas buitinės žirklės, arba nežinau, jeigu labai norit, galit ir peiliu kažkur tai pabandyti atsipjauti ant kažkokio tiesios lentos, bet mes naudojam tiesiog žirklės metalų pjaustyti. Na ir ką darom, atsipjojam, mes tada atsikerpam nedidukę 3 cm tokia juostelė ir kitą pasidarom kokių, na taip manau, 7 cm juostelę. Ką dabar darom? Tiesiog dedam juos taip kryžių, užlenkiam kraštus vienos, dabar lieka mažas toksai galiukas, irgi užlenkiam tam, kad tiesiog prie lūpų nesusipjaustyt. Ir ką dabar darom? Lenkiam šitą dalį į apačią ir, nežinau, apie pirštą, apie šakaliuką pabandom susukti. Čia kažkokio labai didelio tokio simetriškumo lygumo nereikia, bet tiesiog, kad būtų jis gan lygus. Ką dabar turim? Turim štai tokį, tai pavadinkim, teisėjo švilpuką. Dabar ko mums belieka padaryti? Belieka tiesiog va šitą tarpelį, jį šiek tiek peilių, šakaliukų ar kitų dalykų praskiest. Čia bus mūsų ta anga, per kurią mes pūsim orą. Labai didelio jo tiesiog nedarykit. Ir dabar ką mes turim? Tiesiog dedam prie vieno piršto, kitų uždengiam, šiek tiek šitą prispaudžiam, kad liktų tik nedidelis, tiesiog kelių milimetrų tarpelis ir bandom pūst. Garsas kol kas dar blogas gaunasi. Tiesiog dar šiek tiek palyginam, patiuninguojam. Ir labai svarbu, kad jūsų pirštai tiesiog užspaustų šitos tuščias erdves aklinai. Ir palikti nediduką tarpelį viršuje. Nu ką, turim švilpuką, kurio tiesiog tonaciją, tą garsą galim reguliuoti. Palikdami didesnį, mažesnį tarpą, pakeldami tiesiog šitą dalelę aukščiau, ar tiesiog čia padidindami tarpelį tarp šitų dviejų skardos gabaliukų. Na ir tiesiog, kai pasiklydot, nežinau, senka jėgos, tai tikrai nesugebėsit taip smarkiai švilpaut rankomis, kaip šito švilpuku. O pagaminti jam užtrunka porą minučių. Sėkmės!